Labadiena, bičiuli mielas. Šiandien tau parodysiu, kaip ryte po kardio arba tiesiog atsikėlus iš ryto pasidaryti tokį įdomų dalykėlį. Tai yra mano vienas iš eksperimentų proteininė kava arba, nežinau čia, kavinis proteinas. Tai va, parodysiu, kokį aš dalykėlį atradau. Pripilu 200 pm, gal daugiau, apie 300 ml pieno. Aišku, įdedu natūraliai proteino. Šiek tiek. Nu kaip šiek tiek, aš visada biškį daugiau dedu, nei rekomenduoju gamintojai. Čia vienas. 2. Nu tokius kaušelius. 3. Nu, čia kiekvienam pagal skonį. Atrodo, tai viskas būtų aišku, pasidarau paprastą proteiną, po rytinio kardio, ne, kitas gali tiesiog iš ryto tik atsikėlus pasidaryti. Bet dažniausiai ryte visi geria kavą ir aš pastebėjau, kad norisi man po kardio kavos atsigerti tam, kad gauti energiją šiek tiek. Tai pasidariau paprastos kavos, elementarios, paprasčiausios kažkokios tai Aroma Gold, visiškai standartinės ir lyg tai be cukraus, ne? Gerti būtų, nu, nelabai skanu, ne? Vėliau galvoju, jeigu aš geriu pradžių proteiną, išgeriu, vėliau kavos ir vėliau valgau, kodėl nepabandžiu sumaišyti man jų kartu. Ir pasibandžiau va tokį variantą. Paimti tą pačią kavą, kurią aš pasigaminu, supilti blenderį. Galvau, gali sutraukti, gali neskaniai gautis, ne? Galvau, karštis pienas sutrauks, bet... Bandau surasti stiklinę. Prieš filmuojant nepasirašiau, tai gerai, panaudosim šitą stiklinę, kur aš buvau susipylęs vandenį. Ką darydamas? Nu va. Proteinas yra kremi vanilą skonio, tai su kava žiauriai tik turėtų. Aš dabar, aišku, pavaizduosiu, kad aš tipo niekada neragavęs šito. Galvot, va, iš tikrųjų kiek liko, du kavai gaunasi. Aišku, aš čia savo proporcijas darau, tai jūs gali daug mažiau dėdati. Afigenai, žodžiu, skonis gaunasi, žinot kaip kas? Var, girdisi net kaip dar putoja. Gaunasi kaip iš Statoilo kokia nors latė kava iš tikrųjų. Tai gaunasi proteininė latė kava, kurios receptas visiškai paprastas. Mano receptas yra 300 ml pieno, sumaišius 3 kaušelius proteino. Tai atitinkamai jūs galite kokius 200 ml proteino maišyti su 2 kaušeliais arba pusantro ir podėlių kavos. Paprastos juodos ir gaunasi ne šilta kava, bet tokia vėsi kavytė, bet žiauriai gaivi, kur gausi daug baltymų, kofeinų, atsibusit rytą ir aš manau, kad netgi tokią kavą galima važiuojant į darbą, ne, jeigu jūs nespėtų valgyti, dasidėti dar kokį nors avižų, bananą, dar kažką tai ir sėdint mašinai kamštė pagurkšnoti ir labai gerą produktą gauti. Proteininė kava.